Nu ką, amigos, išėjo naujas update'as per Mombazų, dabar atsirado žvejojimas ir daug naujų dalykų. Tad nueisim pažiūrėti, pradėsime žvejoti, pažiūrėsime, kiek iš to uždirbsime ir pabandysime valtį jau įsigauti. O prieš šokant, amigos, nepamirštam paspausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia. Šaunam per video. Žinau, kad yra kelias link surupinės padarytas. Nežinau, reikia numerio, aš manau, galbūt jau vėliau kažkada tai pabandysime. Man tai svarbiausia žvejojimas, kuris yra, kaip jį gauti ir kaip jį pradėti. Bei radau nuotrauką, kur yra pažymėta vieta jos. Tai kažkaip po tilto iš karto į kairę turi būti. Kišio. Ai, čia žuvis galima pardavinėti. Ir pagal viską čia kažkur turėtų būti ta valtis. Čia jau net kelio nėra, aš nesuprantu. Bet kažkur va čia jinai turi būti. Pagal mapą žiūrėjau. Ai, va. Va, labai įdomu, kiek jinai kainuos. Nu, kateris toks prabangus tikrai. O čia net ne pagal pinigus. Ai, tai man reikia sugaudyti žuvį. Galiu aš ją iššokti. Aš miegoti čia galiu. Čia kaip per Titaniką aš galiu. Ai, dar prisimenu, įdėjau tvoras jaugi, pagal viską jos turėtų jau būti. Reikės biškį padizaininti, kažką susidėti, aišku, su jomis. Apsitverti savo kemperiuką. Jos taip ilgai čia gulėjo tiesiog. Fence Garden. Čia koks big boyus. 150. Dar reikės man aišku susižiūrėti, kur gauti tą bagažinę kitą ant pikapo, nes reikės pikapą tikrai pakeisti. Meškerė per Mombazų, o tada žuvies baketas ir pati meškerė. Labai įdomu, kaip jisai visas veikia, kokią sistemą, kaip jinai iš vis atrodo. Naudoti. Kaip jisai, ar jis pradės man traukti, ar ką? Ai, normaliai. Aš nežinau, kiek aš galiu ją čia prikišti to žuvies, bet įdomu, pririnkus baketą visą, kiek galima užsidirbti. Na, aišku, priklauso čia nuo žuvies pačios. Bet čia visai galentinai daug reikia man to žuvies susirinkti. Žinau, reikia Northern Pike'o, Bullhead'o ir geltono perčio kažkokio. Nu, gerai. Nu, bra. 14 kg. Šiam 3 cm kito. What? Normaliai. Čia galbūt kažkas iš tų. Ne. Pabandysiu dar 3 žuvis pagauti ir važiuosime parduoti, pažiūrėsime, kiek iš to gausime. Bet tas 14 kg tai atrodo turėtų būti normaliai. 17. 7 dar geresnis. Jeigu man sumokės kokius 5 eurus tik už jį, tai irgi. Ne, iš to aš dar nieko negavau, tai nežinau. Varom šitą parduosim. Turiu 20 žuvų, kurios beveik 60 kg. 6 tram 8. Gal visai ir nieko. Už 20 žuvų. Tikėjausi biškai, kad netgi mažiau, kad bus. Tai visai gal normaliai. Aišku, pagal mano pinigus tai čia yra šiaip mažokai. Bet manau, pradedančiam žaidėjui visai būtų įdomus dalykas užsiimti. What? Kas čia? Čia tipo vairas. Aš dar pabandysiu čia biškai pažvejoti. Jeigu niekas iš tų geresnių nesigaus, dar reikės man greičiausiai važiuoti kažkur kitur bandyti. Gal netgi išplauksiu su savo dabartinę valtimi. Ok, tai viską pradėjau, kad grįžau pas save į namus ir nuplaukiau su savo valtimi kuo toliau, kad pažiūrėti teoriją, ar toliau nuplaukus, ar keičiasi pati žuvis. Nes man dar trūksta 2 rūšių ir aš jų niekaip negaliu rasti. Tad biškai nuplaukęs pradėjau žvejoti. Jos buvo tos pačios, nieko aš gero negavau, biškai pažvejojau. Tada grįžau, prisirinkau va tokį kibirą. Tada pasižiūrėjęs biškai Discord, mačiau rašė, kad reikia bandyti labiau vakare tai daryti. Tad pasiėmęs aš savo kibirą, nuvažiavau atgal į miestą, pardaviau, gavau virš 700, kas visai buvo neblogai. Ir supratau, kad reikia apsipirkti. Stojau degalinę, pasiėmiau dar vieną kibirą, supirkau visą kavą ir užsipirkau daug sirupo. Tada grįžau namo ir pradėjau tiesiog susiruošti, viską susinešti į vieną vietą ir pasiruošti naktiniai žvejybai, kuriai man prireiks tikrai daug kavos, kad nenumirti nuo energijos trūkumo. Tada aš nuėjau po 6 ir užmečiau savo pirmąjį kabliuką. Ir kaip netikėtai, pirmoji žuvis, kurią pagavau iš karto tos, kurios man reikėjo, kurios aš taip dienos metu ir negavau. Ir tai yra rudasis Bullheadas. Ir tas rudasis Bullheadas grinai buvo viens po kito eidavo. Bet aišku, man dar reikėjo geltonojo Pike'o, kuris gavosi pats sudėtingiausias, kurį reikia gauti. Tačiau link vakaro po 9 aš pirmąjį savo pagavau. Ir taip aš tiesiog visą naktį pražvejojau. Reikėjo daug išgerti kavos, reikėjo nueiti pavalgyti, reikėjo nerimą nuraminti. Ir tada jau 5 ryto nuėjau miegoti, susirinkau visas savo žuvis, kurias reikia. Ir galima bus tada kitą rytą važiuoti pasiimti mūsų naująjį valtį. Pagal viską aš turėčiau jau atsirakinti savo valtį. Kas yra, kad aš tiksliai nežinau, kiek tos žuvies reikėjo man prigauti. Aš tiesiog gaudžiau, kol tiesiog atrodė, kad jau būtų užtenkamai. Tai tiesiog važiuojam, pasižiūrėsime. Labai tikiuosi, kad viską sugaudžiau ir labai įdomu, kokia kaina bus, nes aš kaip suprantu, man nemokamai vis tiek jos neduos. Ir jau 30 000. Nu, svarbiausia, kad visą žuvį susigavau, bet netgi 30 000 atrodo mažai kažkaip. Ne, už tokią valtį. Aš tikrai tikėjausi, kad jinai bus daugiau. Čia yra kur. Ar aš galiu taip meškerę čia įdėti? Aš galiu supirkti 6 meškerės ir visas gal užmesti. Jau.
Okay, jinai biški sunkiau valdosi negu tikėjausi. Jinai vos pasisuka į šoną. Ir aišku, sulyginus tą su šitu, tai biški. Nu ką, amigos, pažvėjojom, nusipirkome jau valtį. Šiaip labai ilgai irgi neužtruko, tiesiog reikėjo sužinoti, kaip žuvis veikia. Tai tikiuosi patys irgi sužinojot savo naujo. Dar yra daugiau visokių dalykų šitam update atėjusių, tad laukite daugiau mompazų vidosų. O ką, amigos, tiek šitam vidosui. Parašykit komentarus, kaip jums naujas update'as, ar jau bandėte žvejoti, ar nusipirkote katerį. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujos vidose.